Kaip mano veidas, raudonas, gražus. Labai. Temsta greitai labai ir kažkaip nespėju net susižiūrėti. Ir mašina kada pašnekėti. Tai, sakau, kaip per atostogas taip tingėjau, o dabar, atostogas. Man tas išvažiavimas iš Lietuvos yra atostogas bet kur, nesvarbu kokia proga, nesvarbu ko, man gaunas kaip atostogas. Tai kodėl? Todėl, kad nevažiuoju į barą kiekvieną dieną, kažką neremontuoju, nes tiesiog negaliu fiziškai. Tai atrodo lyg atostogas. Nors realiai tai ne. Tai, ką aš norėjau dar pasakyti jums. Oi. Buvo, net pamenu, nepasakojau, buvo užsukęs pažįstamas į barą, sako, nuvažiavau pirmą kartą į Lenkiją. Ir pats iš savęs juokęs, nes visa Lietuva yra buvus Lenkijai, o jisai nėra buvęs Lenkijai. Sako, su šeima nuvažiavau į Lenkiją, į Varšuvą, keliom dienom pasibūti. Ir sako, sako, įspūdingai, ten nieko nepigiau negu Lietuvoj. Aš tą seniai kartoju ir tas mitas, kad Lenkijoje viskas pigiau, baikite, jau seniai praėjo. Jeigu lyginant Vilnių su Varšuva, nieko ten nepigiau. Yra kažkas, gal ten dar gali ras, bet šiaip iš principo ten nelabai kas pigiau yra. Gal ten eurų kokių, bet ne. Pavyzdžiui, jeigu pusryčius valgai fainoje vietoje, tai dabar aš jau nevalgiau kiek pusę metų kokių, tai prieš pusmetį dar kokių 11-12 eurų, 13 čia maks, jau čia daugiausia. Ir pavalgai Varšuvoje labai fainoje vietoje, labai skaniai, čia su kava. Lietuvoje gal brangiau, gal 15 eurų kai kur, bet kai kur ir už 12 gali rasti, už 11 gal nežinau, bet už 12 gali rasti. Tai jeigu aš taip dažniausiai ką valgau, tai būna Benediktai. Su kava pasiemu, bet turi būti kavinė, faina, kad kava skaniai būtų, nes tada labai skanus pusryčiai būna, kai gera kava. Tiesa, buvom, kai Maljorkai, tai kavos irgi nuėjome vieną vietą 5 eurai. O kava šlikšti. Kažkur kitur užėjom, kava pigesnė, gal 3 eurai, bet irgi, neskani, ir sakom, man kad Ispanijoje nebus skanios kavos. Pasėdėjau gerai, pabrausinau, paieškojau, net tam miestuke, kur mes esame, radau kavinę. Kažkaip jinai su dviračiais susijusi yra, nes po to ir nuėjus į ją, matai, kad ten turbūt kaip kokia dviračių gal stotelė, kai ten užvažiuoja pailsėti, nes ir papildų dviratininkams yra, ir kažkaip tam daug kepurėlės pardavėjo, atributikos kažkokios. Bet labai faina aplinka, didžiuliai langai ir jie į kalnus, matai kalnus, nors prie vandens buvo, prie jūros, bet ten tokie tarpai gatvių ir tiesiai kalnai, viskas sėdi savo, žiauriai, ir skani labai kava, ir toks atsipalaidavimas ten toj kavinėje. Ir tai buvo vienintelis rytas mano, nes po to išvažiavau, dirbau 2 dienas, tai ir sekmadienį prieš važiuojant, sakau, spėsim, žiūrėkit, greit pasidarom 9 lygį, ten būnam, nes nuo 9 atsidaro, išgersim kavytės ir tada į uostą. Sezonas baigtas. Šeštadienį buvo paskutinė diena pasirodo darbo, tai aš taip vienintelė, kad ir atsigėriau, bet labai tikrai puikiai vieta, nuostabi, tai radau vis dėlto kavos rytinės ir ne visiems to reikia, bet mums su Raimonda abiems, kas, tai yra kažkoks geros dienos pradžioje, tikrai tas rytinės kavytė gali būti su krosanu, gali būti šiaip ir tokio ramio aplinkoje, jeigu dar gražu, fantastika, man iškart labai daug prideda. Aš vis apie VAF ir apie VAF, apie kitus reikia festivalius pašnekėti, ne? Ne. Pranešė Žmokšla, kad šiemet nedarys. Keli kitus metus. Neturiu jokio insaido apie tai, kaip bus kitais metais, ar darys, ar nedarys ir kodėl darys. Todėl nežinau, čia tokį klausimą savo pats uždaviau, ar mirė ar ne, nes jeigu tu vienais metais nepadarai, tikimybė, kad kitais nedarys, yra nemaža. Su mumis panašiai buvo po COVID, mes buvom nusprendę nedaryti iš vis. Ir aš jau turbūt pasakojau apie tai, bet labai seniai galiu pakartoti. Man buvo taip gaila to festivalio, Vilniaus alaus festivalis. Atsiprašau. Jis buvo, tikrai toks labai šiltas, fainas ir žmonių mėgstamas.
kad aš norėjau, kad jis išgyventų, bet pats daryti absoliučiai nebenorėjau, nebuvo jėgų. 2 kartus bandėm daryti per COVID ir reikėjo grąžinti visus pinigus ir šaukti ir vėl, labai buvo nemalonus darbas. Ir sakiau, nebedarysiu. Ir sakiau, žiūrėkit, gal norit, vieniem pasiūliau, sakau, gal norit daryti, pasimkit festivalį, duodu viską, nieko nereikia, viską duodu kaip yra, žiūrėkit, yra ir publika, ir kontaktai, ir įdirbis, ir pavadinimas, ir grafika, viskas yra. Sakė, tai jo būtinai labai įdomu, atsakysiu ir pasiplovė. Vieni. Ašgi neskambinsiu, neklausiu, jeigu nenori, tai nenori. Čia reikia žmonių, kurie nori, tai kitaip nepadarys, kad duosi viską, nieko nebus. Tada numariau pas kitus, sakiau tą patį lygį, žiūrėkit, viskas yra įdirbis. Ne, mes savo darysim nuo nulio. Darykit nuo nulio. Tai nuo nulio daryti yra daug sunkiau, plus įdirbio neturi, plus žmonių pritraukti labai sunku, plus konkuruoti reikia pačiam su savimi. Tu čia tokiu būdu gauni viską dovanų, kas yra padarytas didžiulis įdirbis, daug kainavęs ir jėgų, ir laiko, ir pinigų galų gale. Ir neturi tikrai konkurento, nes tikrai neatsidarys tas festivalis, nes jau tu jį perimi. Ir ką, niekam nereikėjo. Tada kažkaip pašnekėjom, kad visgi gal reikia daryti. Tai vėl darom. Pernai ir šiemet. Tai čia toks apie nukrypimas lyrinis į kitą pusę visiškai, kuris nesusijęs. Tai Žmokšla paskelbė, kad nutraukė šiemet 25 metų festivalį. Aš žinau priežastis, kodėl taip nutiko šiemet, ar kitame bus, neturiu, sakiau, jokios informacijos, bet žinau, kodėl nutiko, nes norint daryti festivalį yra belekiek visokių dalykų, kurie trukdo jį daryti. Ir tas formatas, kurį mes pasirinkę, kai tu sumoki už bilietą ir viduj nemoki, tai yra paroda, mugė, paroda tai yra. Šitą yra nedėkingas prisikalbinimo, pristraukimo išlaidų prasme festivalio organizavimui, bet labai dėkingas popierizmo ir legalumo prasme. O Žmokšlai prekiauja alkoholiu ir kai tu prekiauji alkoholiu, tau reikia registruotis, mes ką darėm Lietuvišką alaus festivalyje, reikia kasos aparatų visur, reikia iš anksto VMI pranešti. Ir vienas dalykas yra, kad tai yra lietuviai. O jeigu tu turi užsienietį, realiai jam legaliai prekiauti Lietuvoje, būkim sąžiningi, šansų, čia kaip ir VMI pasakė, sako, teoriškai įmanoma, praktiškai šansų beveik nėra. Taip susitvarkyti normaliai, kad būtų. Tai jeigu nori užsienietis atvažiuoti prekiauti iš užsienio alkoholiu, tai yra misija beveik neįmanoma. Kaip sakė, misija neįmanoma, bet įmanoma, ne? Filme. Tai todėl yra labai daug tada kitų dalykų atsiranda tau, kurie kainuoja organizacinė prasme turbūt dar daugiau negu mūsų formatas. Tai kai su tuo susiduri, supranti, kad ar tikrai to tau reikia. Jeigu ten labai pelningas dalykas, tu gali dirbti. Ar festivaliai pelningas dalykas? Ne. Džiaugiesi, jeigu lieka, bet nebūtinai lieka. Kartais gali ir minusą nueiti. Kai kurie festivaliai nueina į minusą. Tai pirmasis Lietuvoje Craft alaus festivalis kitais metais atšauktas. Ir kažkiek ir gaila toks, aš nežinau, ten jisai turi krūvą minus tas festivalis, bet jis tuo pačiu yra, pats pirmas. Vis tiek toks, kaip pirma meilė, pirmas įspūdis, pirmas kažkoks pabandymas. Vis tiek tu geriausiai atsimeni, toks yra, kad ir kas bebūtų, bet tai yra pirmas. Vis tiek toksai lieka artimas, atrodo kažkuo tai traukiantis. Tai reikia tikėtis, kad sugebės susitvarkyti, nors aš nežinau dar pats, aš žinau visas subtilybės, pakankamai visas subtilybės, kaip tą dalyką daryti reiktų ir kodėl reiktų daryti, ir nežinau, ar norėčiau tai daryti taip. Gal teoriškai, bet praktiškai labai sudėtingas, kaip pasidaro. Alaus festivalis atima beveik kiek laiko. Ir nesvarbu, keliesi organizuoji, vis tiek kažkas dirba mažiau, kažkas daugiau, kažkas yra vis tiek žmogus pagrindinis to festivalio stumėjas ir be kurio neįvyktų jisai. Tai visą laiką, visose komandose taip yra. Gal yra išimčių, kad vienam iškritus kitas perima, bet dažniausiai
vis tiek yra vienas lyderis, kuris viską organizuoja, kaip sakyt, koordinuoja. Aišku, jam dažniausiai tenka ir dirbti daugiausiai. Nebent labai pelningas dalykas, tai tu gali tada mažiau dirbti. Tada tu gali samdyti vis daug aplinkų, tau tik juos prižiūrėti reikia, ar koordinuoti jų darbus, bet ne pačiam tiek daug darbo įdėti. Ir tikrai dabar taip užsienysas, neįsivaizduoju, tą savaitę iškrito Maljorkoje, dabar išvažiuoju aš penktadienį tas teisėjautis someljė, alaus someljė konkursą Baltijos šalių ir Nordic countries. Ir, belekai, neturiu laiko. Aš tai pradedu daryti ir iškart pasibaigia diena. Tai pradedu daryti ir pasibaigia diena. Ir, belekiek dalykų. Padarau kalnus darbų, bet jų mažai yra, aš nespėju visko. Ir tas žiauriai išmuša iš vėžio, nes tu tik pradėjai baigėsi, o dar darbų kalneliai. Tai, kad įrodyčiau, kad taip nutinka, jūs įsivaizduokit, aš šiemet pamiršau, kad Local Pub gimtadienis buvo. Mes kasmet bare darydom kažkokią šventę, ten patys varydom pasėdėti viskas. Pamiršome, kad Local Pub gimtadienis buvo. Bendru atveju 7. gimtadienis. Pamiršau. Sveikinkit mane komentaras. Gerai. Dar bandau kalbėti jums tamsoje. Važiuoju namo. Šiandien baiginėjasi autobuse, gyvenimas autobuse, vadinasi, galim pavadinti šiandienos dieną. Ir išvažiavau ryte, nuvažiavau į Vafo sandėlį, jau sakiau, sutvarkiau viską, tada nuvažiavau į savo sandėlį, susikroviau, paruošiau viską, tada nuvažiavau toliau ir 3 barmenai laikė šitą egzaminą, pas mus yra egzaminas, laikė, ar gali dirbti. Su viena atsisveikinom, ten jie visi dirbantis yra mažiau nei pusę etato truputėlį, tai pusę arba mažiau etato. Ir tada atsisveikinom su viena, nes tiesiog manau, kad kažkaip ne jai tas darbas yra ir čia nieko blogo. Žmogus, matyt, kad geras, normaliai bendrauja su manim, bet su klientais neprisipratinę klientų, jei kažkaip nepavyksta su jais rasti kalbos, nesimokė, vėl dirbo ne tiek daug dienų iš principo, bet vis tiek visą mėnesį laiko ir niekad nedirbo viena, reiškia, dirbo su kažkuo. Tai yra krūva dienų dirbo, kurios laisvos dienos, tai reiškia, laisvas vadinu tas, kurios mažai darbo yra, mažai klientų. Tikrai galėjo ir darbo metu galėjo skaityti, galėjo domėtis, galėjo gilinti žinias. Matosi, kad skaitė, bet kad turbūt gal paskutinę dieną, tik tai naktį. Ir pikta dėl to, kad tikrai yra darbo metu, ypač kai jie mokinasi, turi belekiek laiko skaityti, nes tikrai duodam dienų laisvų ir jie sėdi, nereikalingas absoliučiai žmogus. Vienas žmogus neturi ką veikti tiek daug, neperkrautas darbo yra barmenas, o dar jam duodi mokinį, kuris irgi sėdi didžiąją laiko dalį. Jo, jis daro, susitvarko tam tikrus dalykus, po to sėdi irgi nieko neveikia, kol neteina klientai. Tikrai turi tų valandų skaitimų net ir darbo metu, nekalbu apie kitą laiką. Bet turi būti kažkoks entuziazmas ir noras. Tai... žodžiu. Tai, bet pagrindinis dalykas dėl to yra turbūt kažkaip tas darbas, nežinau, ar tinka, netinka jai. Toks jausmas, kad nesijaučia iki galo gerai. Bet kiekvienas mūsų turim vietą, kur mes gerai jaučiamės arba negerai jaučiamės. Tai jeigu tas darbas netinka, gal ne visada žmogus ir supranta, kad jam netinka tas darbas. Tai dar 2 žmonės buvo, vienas, daviau paskutinį šansą. Arba išmoksta, arba nebeišmoksta. O kitas normaliai, tikrai pasimokęs, bėga, skuba, jisai toks charakteris žmogaus yra. Bet turi gerą galvą, orientuojasi ir jisai, ir matos, kad skaitėm, domėjosi, kad gilinosi. Gerai viskas su žmogum bus, tikiuosi, kad. Tai nežinau, viskas priklauso nuo darbo, kaip žiūrėsi darbą. Nes tokie žmonės, kurie bėga, lekia ir orientuojasi, dažnai pradeda nusukinėti kitus darbus, kaip valymus, kas yra blogai. Ir man labai nepatinka tai dalykai. Tai matysim, jeigu gerai dirbs, tai viskas gerai, ne, tai matysim. Žodžiu, kažkokiu būdu kažkaip būsim. O jūs dar laikote egzaminą? Ar kažką reikia skaityti? Ar ne? Reikia naujų, gerų. Pinas liežuvis jau reikia eiti
prisėsti. Tai reikia ir gerų naujienų, ne? Tai kol kas labai džiaugiuosi, turim kažkaip visą kolektyvą, nu žiauriai faina. Kažkaip labai gerai sutarė tarpusavį visi ir taip faina ateiti į barą ir vat, nu smagu. Nes tikrai būdavo momentų, kai tu įeini ir tu matai barmeną ir tu matai jo perkirtą veidą kiekvieną kartą kažkokį nepatenkintą ir siaubė. Su klientas gal tai nesimato, bet mūsų tai wow, manęs. O dabar kažkaip labai fainai yra. Ateini, pasišneki ir kažkaip pabendrauji ir toks, nu, toks šypsena, visus kažkaip toks vat yra, nu, smagus jausmas tikrai. Tai noriu pasidžiaugti, ateikit, perduokit linkėjimus mūsų barmenam, pasilabinkit su jais, labai smagus.